Ir valdančioji visa dauguma ir gerbiami kolegos iš opozicijos Seimo nariai. Žinot, tiek tų apkaltų, tiek tų kaltinimų, kad tiesiog nespėjau atsimušinėti ir nežinau nei kokią temą kalbėti, bet paskutinę minutę ateidamas vis tik tais į salę susigaudžiau. Čia yra tai, kad aš esu kaltinamas, kad įsakiau savo krikščionišką poziciją dėl tai, kad homoseksualizmas yra iškrypimas. Aš remiausi Evangeliją, Senuoju ir Naujuoju testamentu. Taip pat, kadangi leido Žemaitaičiui tai pasakyti, aš priėmimo stadžijoje irgi paruošiu visus pranešimus į Senojo ir Naujojo testamento, ką kalba bažnyčia ir Dievas apie homoseksualus iškrypimus. Aš tik vieną priminsiu jums atvejį, kada iš Mato Evangelijos, taip pat galėsiu priminti ir iš kunigų knygos Senojo testamento Mozės, kada Mozė išvedė žydų tautą iš Egipto nelaisvės, ką pasakė Dievas. Tai Mato Evangelijoje rašoma taip. Kristus kalbėdamas su apaštalais parodė jiems į vaikus, vaikų būrelį šalia žaidžiantį. Ir jiems pasakė, vargas tam, kuris papikti. Nemiegok ir sekančiam būronui pradėk ruoštis jau dabar. Jungs prie mūsų komandos ir mes tave apmokysime, kaip reikia prekiauti bei duosime geriausius signalus rinkoje. Tai puikus darbas iš namų bei proga padidinti savo šeimos biudžetą. Mūsų rezultatus tu matai kante. CryptoPanda. Linkas komentaruose. Bent vieną mažutėlį. Geriau jis pasiimtų asilo sukamą girnų akmenį, užsirištų savo ant kaklo ir nusiskandintų. Jam bus lengviau paskutinę teismo dieną. Tai yra ne tik Mato Evangelijoje. Galima daug cituoti ir Jono apaštalo pasisakymų, kai jis kalba apie seksualinius iškrypimus. Taip pat noriu atpasakoti iš Senojo testamento kunigų knygos pasakojimą, ką kalba Mozei Dievas, kada išvedė žydų žemę iš Egipto nelaisvės. Mozei Dievas sako, Moze, aš tavo tautai duodu žemės. Bet tose žemėse gyveno tautos. Ir tos tautos darė įvairiausius nusikaltimus. Ir išvardina labai daug seksualinių iškrypimų. Vyrai su vyrais, moterys su moterim, su gyvuliais, su vaikais, su lavonais, su medžiais. Giminių kraujomaišos išvardina visus nukrypimus. Ir sako, dėl tų kalčių ta žemė, tas tautas išvėmė. Taip pat aš noriu jums pasakyti, kad Dievas toliau sako, jeigu tavo tauta darys tokias pačias kaltes, ta žemė išvems ir tavo tautą. Ir nei vienas sodininkas savo žemėje nesodina išdžiūvusio vaisiaus, jį išpjauna, sudegina ir vietojo duoda vaisių, sodina vaismedį, kuris duos vaisių. Aš šio žemės sodininkas. Tai Dievo žodis. Gerbimieji, bet kalbėdamas apie tai, kas vyksta šiandien Lietuvoje, valdantieji krikščionys demokratai kartu su liberalais, liberalkonservatoriai, nukryžiavo krikščionybę ir patį Kristų. Kaip yra simboliška. Kristų prie kryžiaus prikalė tuo meto kunigai, rašto aiškintojai ir fariziejai. Šiandien krikščionybę nukryžiavo konservatoriai. Jie propaguoja genderizmą, homoseksualizmą, kitus seksualinius iškrypimus, kas daro milžinišką žalą jaunimui. Ir aš manyčiau, kad čia atėję į Seimą vaikai, paaugliai, jie buvo atvesti. Gal ir buvo duota, aš negaliu tvirtinti, gal buvo duota sumokėti pinigai po 10 ar 20, 50 eurų jiems, kad jie ateitų. Kai mitingo metu čia buvo irgi prie bibliotekos susirinkę, tai jie patys pripažino ten Simanko, kad gavo 5 000 eurų iš ES kažkokių fondų. Ir dėl to jie atėjo ir protestavo. Bet taip labai keistai, tuo metu nebuvo nei vieno lietuvio tam mitinge. Ir visi raštelį skaitė, nei vienas nekalbėjo savo žodžiais, matyt tai, ką surašius ES pagal instrukcijas, kad gautų tos 5 000 eurų. Kam didžiausia kaltė krenta ant šito propagavimo? Didžiausia kaltė
krenta jums, ponai, liberal konservatoriai, kurių šiandien nėra. Jūs vedate į pražūtį jaunimą. Amerikoje per 10 pastarųjų metų 10 kartų, tai oficiali statistika, dėl propagandos padidėjo homoseksualų skaičius. Taip pat mokslininkai yra nustatę, kadangi kelis metus tyrė Anglijos, Amerikos ir Izraelio mokslininkai, ieškodami homoseksualaus geno ir jo nerado. Ir nustatė, kad žmogus negimsta homoseksualus. Jis tampa juo. Tampa dėl auklėjimo, dėl propagavimo. Aš dažnai savęs paklausiu, jeigu mane nuo pat mažų dienų, nuo kelių metukų būtų aiškinę, kai aš nežinau, kas da tie santykiai, kad santykiai taip vyro, moters ir moters vienodi, tai aš nežinau, kuo aš būčiau užaugęs. Šiandien jaunimui, kada nuo ryto iki vakaro kala, kelia įvairiausias, leidžia knygutes, dalina darželiuose ir mokyklose, aiškina, reikalauja, kad pabandytų, gal patiks vyrui, perenginėja vaikus, tai yra žalojimas jaunimo. Šitoj situacijoje tas atėjęs jaunimas yra suklaidintas. Ir man gaila jų, labiau gaila jų negu Raskevičiui arba jūsų valdančiai daugumai. Ir aš noriu jums priminti, kada popiežius Pranciškus lankėsi Airijoje ir kai jo paklausė motinos, ką mums daryti, jeigu mūsų vaikas yra homoseksualus, jis atsakė, kreipkitės pas psichiatrą, gydykit. Aš noriu taip jums pasakyti dar vieną pavyzdį. Prisiminkime Upės gatvėje. Pirmą kartą, kada buvo dar parlamentaras, signataras Kazimieras Uoka gyvas, mes taip pat protestavom prieš homoseksualų mitingą pirmą Seime. Ir tada mane vandeniu apipylė Zdanavičius profesorius. Po to jis pasitraukė iš Lietuvos ir parašė straipsnį, kad didelių pastangų dėka jis pasveiko, grįžo į normalų gyvenimą. Mes ištieskim pagalbos ranką tiem vaikam. Mes juk neskantinam į liūną narkomanų, alkoholikų, mes steigiam reabilitacijos įvairiausias įstaigas, stengiamės jiems padėti, kad jie grįžtų į normalų gyvenimą. Jeigu būtume visi homoseksualūs, gerbimieji, nebūtų šito pasaulio, nebūtų nei manęs, nei vieno jūsų. Juk homoseksualai negimdo. Mes negalime smerkti, bet nuodėmę skatinti, nusikaltimo iškrypimų taip pat negalime. Prisiminkime, ką ir pradėjau, ką Kristus pasakė apaštalams, rodydamas į vaikus. Jūs tą patį darote, jūs klaidinate vaikus, vedate į didelį nusikaltimą, laužote jų gyvenimus. Prisiminkit, ką Raskevičius kalbėjo. Nepritariu homoseksualioms šeimoms, santuokoms, nepritariu homoseksualų eisenoj. Ir žmogus, bent būdamas toks, neskatino tos propagandos. Gerbėmieji, supraskime, kad tai yra blogis. O aš jaunimo, kur emociškai sureagavau, noriu gerbiamas jaunime. Aš jūs noriu išties pagalbos ranką. Tikrai padėti. Kreipkitės pas gydytoją, neklausykit šitos valdančios daugumos ir visų Raskevičių, kuris tiesiog stumia į tą nusikaltimo ir gyvenimo laužimo liūną. Kelkitės jūs, kurkite šeimas, moterys, mylėkite vyrus, o vyrai mylėkite, o vyrai moteris. Taigi sveikinu vienu žodžiu už šitą apkaltą, kad aš galėjau įsakyti savo poziciją ir požiūrį. Ir niekada aš jos nekeisiu, gerbėmieji. Nesvarbu, kad aš silpnas, prastas ir nusidėjęs krikščionis, bet aš vis tik tais ginsiu tas krikščionis.